Sveiki visi ir kaip mato, šiandien filmuoju dar vieną Minecrafto epizodą. Jo, kaip tik saulė pradėjo leistis, kai pradėjau filmuoti epizodą. Tai vat, dabar jums bus daug šviesiau. Tai šiandien jūs nematot jokių komandos blokų, matote tik tenais kažkokį, tai tenais nekreipkite dėmesio, tas nieko nesusiję, bet tai dabar jums parodysiu tokią komandą, kad negalima ištrinti oro. Tai vat kažkur čia, va, tas blokas, mano, žiūrėkit, aš galiu jį panaikinti dabar, žiūrėkit visi įdėmiai. Babem, jisai atsiranda, bam. Tai aš jums parodysiu, kaip šitai dalyką padaryti, tai įsijungiam, žinoma, F3. Nekreipi dėmesio, girdėjau dabar, ką jinai ten šneka, bet to padarysiu tau po epizodo. Tai gerai, tai dabar vat rašom brūkšnelis set block. Čia rašom koordinatės, į kurias norime visą tai parašyti. Maždaug tokias ir aš, pavyzdžiui, norėčiau diamond bloką. Štai va. Jisai atsiranda. Štai tokia pamokėlė maždaug būtų, jei norit panaikinti tą bloką, tiesiog rašote 0. Kad man labiau patinka, kad čia yra blokas. Tai va, dabar taip galima ir daryti visokius set block. 3, 1, 0, 8, 5, minus 7, 0, 3. Maždaug. Ir dabar reikia kokį čia bloką idėjas. Emerald block. Kabam. Ir štai jums emerald blokas pasidarė. Tai maždaug va tokia trumpa pamokėlė, kaip ir praeita buvo su tom give. Tai iš tikrųjų veikia komandos blokų. Pavyzdžiui, pabandykim atsponinti mes komandos bloką, ne taip parašiau. Set block. Ir rašome 3, 1, čia 8, 8, 4, čia savo koordinatės ir command and block. Štai matot, atsirado komandos blokas ir aš šiame dabar galiu rašyti lygiai tokią pačią komandą, kad kitose koordinatėse, čia va taip ore atsponinat komandos bloką. Ant jo vat galite uždėti ten knopkę ir taip toliau. Ant jo paspaudžiat, va čia vat pavyzdžiui atsispona kitas komandos blokas ir arba kitas blokas ir tai tiesiog gan praverčia šitas tokia komanda. Tai dar kartą jums parodysiu set block, jūsų koordinatės, kokioje vietoje nori, kad jūs... Kągi, ir pabaigai aš parodysiu, kaip gauti komandos bloką. Kai matot kitas valdas, nekreipi dėmesio. Ir kai matot kažkokio itemą turiu, jūs jau žinot, kaip tai pasidaryti ir taip toliau. Karočią šitą tai iš vis lengva, šitą ne per sunkiausiai. Tai parodysiu, kaip gauti komandos bloką. Nežinau, dėl ko aš parodysiu, kaip įgauti, bet tai čia karočią rašot savo niką. Tai kol kas mano toksai, ir kai mato, aš suskitų nieko net esu, nei prieš tai, tai niekur čia rašot, dabar jau ant 1.8 versijos rašysit taip, o šitaip pat, rašysite, kad gautumėt, čia, šitas tai nebūtinai, va šitaip pat, savo niką tiesiog.
Va, ir gaunate komandos bloką, o kol kas dar, kas neturite 1.8 versijos, rašote tiesiog taip. Nu čia, ko aš vienas etapų parašiau, tai čia yra žaidėjo nikas, o čia vat va. Ir 1.3.7 yra komandos bloko kodas, tai vat, gauname komandos bloką, galime viską daryti, taip toliau. Erzina man tie parašai, iš tikrųjų net tai lol. Jo, tai vat su komandos bloku galima padaryti daug komandų, taip toliau. Aha. Ir be to, laukite, nu aš filmuosiu tą X-runą, kelsiu, filmuosiu. Beveik tas pats. Ir sakiau 5 komentarus bus, bet tai kadangi manęs daug niekas nežiūri, maždaug užteko 3. Jo. Aha. Jo, tai gerai, tikiuosi mano pamokėlės jums praverčia, kaip ir šitą, nes pusė jūs tikriausiai žinot, kaip taip padaryti. Tai šiandieną su jumis buvau. Nors gal aš prie tai pasisveikinu. Žinokit, nedavežė man. Tai vis tiek, čia aš jums sakau, viso gero.